Labas vakaras. Labas vakaras. Ar kalbu su Daina Žemaitytė? Taip, Esate žmonės vyr redaktoriai, taip? taip. Skambina jums ponia Janina Pliurlienė iš Nemenčinės kaimo. Esu aš laikraščius Želutis Švilpesys vyriausiai redaktorė. Norėjau porą klausimėlių jums užduoti. Taip, klausau jūs. Žiūrėkit, mes dabar darom pobūvį. Vasario 15 dieną kviečiam visus žinomus žmonės pas mus atvykti. Ar domintų jūs? Tai priklauso nuo to, koks renginys ir kokie žmonės atvyks. Tai reikėtų daugiau. Tai matote, renginys bus didelis, žinomus visus kviečiam žmonės, pasamdėme muzikantus žinomus tokius. Tai galvojam, gal ir jūs atvažiuotumėt. Tai, o koks tai yra renginys, kas? Tai yra tiesiog žinomų žmonių susirinkimas. Mes nusprendėm su savo laikraščiu visą komandą tokį surinkti. Sukviečiam visus žinomus žmonės. Pas mus, aišku, biudžeto baisiai didelių nėra, dėl to mes nusprendėm padaryti įėjimą mokamą kiekvienam. Tik kuo daugiau atvyks žymybių, tuo daugiau surinksim pinigėlių, kaip sakoma savo laikraščiu. Įsivaizduojate, kad renginys be temos ir dar už pinigus, tai pas jūs atvyks daug žinomų žmonių? Tema būtų tokia, matote, temą mes turim, bet tema būtų tobulėk, mokykis iš kito. Tai yra susirenka visi žinomi žmonės ir diskutuojam. Diskutuojam, kur galim tobulėti, kur reikia pasitemti, ką darom per daug, ką negerai. Tema neblogai yra. O žinokit, čia visai ne mūsų žurnalo jau tada temos. Mes darom apie tokius vakarėlius, linksmybės ir... Tai čia va taip bus. Tai visiškai... Čia žinokit, taip bus, čia bus jau pas mus labai nemažai jie žada atvykti žinomų žmonių. Tai nesvarbu, bet tiesiog tema jūsų renginio visai ne, tai mes nedarom. Tai bus linksmybės, kai sakot, linksmybės, linksminsimės, įšoksim, įdainuosim, įpasitarsim. Bus daug įdžiugesio, galbūt ir ašarų bus, visko gali būti. Aš labai atsiprašau, bet aš vis tiek nesuprantu, kas tai yra per renginys. Ir tiesiog pabuvimas drauge, tai čia kažkaip... Ne, tai be abejo bus stalas, bus sumuštinių, bus šampanas iššautas, visko bus, kaip jūs galvojate. Mes jeigu renginį darom, tai neapsikiaulysim, kai sako. Ponia Dainutė. Žinokit, kažkaip man... Aš sunkiai įsivaizduoju. O jūs su kuo nors kalbėjot, kas nors jau žada pas jūs atvažiuoti? Tai žada nemažai, o jėtus jau pas mus atvažiuoja į pilną žvaigždžių jau turim, kurie vieni sako, kad tikrai atvažiuos, kiti atsiveš iš savo šeimos narius, tik mes matot vienu dalyku jiems nepasakėm, kad įėjimas bus mokamas. Visi mes tik kviečiam kuo daugiau į jums, sakau, atvažiuokit, atsiveškit į vyrą, į kitus. Bet ponia, kaip galima kviesti žmonės ir nepasakyti, kad renginys yra mokamas? Tai čia pats renginys nekainuos, o įėjimas tik kainuos. Visi bagoti te atvažiuoja, turi pilnus kišenės pinigų. Kaip į renginį? Kažkaip aš atsiprašau, bet... Po 50 litų iš kitų imsim, po 100 žodžių, kas kiek turės, tas tiek, iš to tiek paimsim. Aš atsiprašau, bet kiek aš suprantu ir kiek dirbu šioje srityje, na tai kažkaip mes apie mokamus renginius nedarom ir tikrai aš atsiprašau. Žinokit, pagal mūsų paskaičiavimus, tai čia bus pats garsiausias visoje Lietuvoje renginys. Į selą žadam pakviesti, dar nekvietim, bet žadam. Jūs įsivaizduojat, kad jums užtenka pakviesti ir žmonės atvažiuos? Taip, visi labai domisi, dabar mes renkam komandą, važinės po miestus, nes matot, ne visų mes žinomų žmonių turim numerius, bandysim ieškoti, eisim į studijas, eisim į Seimą. Aš atsiprašau, aš galiu paklausti, iš kur jūs mano numerį
Jūsų numerį mums pavyko, vienas žmogus, žinokit, kreipėsi į televiziją, mūsų vienas atstovas, ir te susiveikė mes jau ne vieną numerį. Tai va, tai Mindaugas Jonušas dalyvaus jau iškart 100% sutarėm, dainuos, koncertuos. Ir atsiprašau, Mindaugas Jonušas. Tai čia dainininkas žinomas, vienas žinomiausių Tai Lietuvoje. čia jūs kalbate apie Minedą. Taip, Minedas, taip, jo. Dabar ir knygą Žinot, rašytojas. ten, kur dainuos Minedas, tikrai mūsų žurnalas nedarys. Žinokit, Aš labai ir rašytojas jisai dabar. Ir knygą parašė. Taip, Aš viską supratau. bus Ačiū. pristatymas jo knygoj, dar knygos per šitą renginį. Viską supratau, gerai, ačiū, bet apie tokius renginius mes nerašom, tai Tai atvažiuokit, mes jūs įleisim nemokamai, jeigu jūs ten su finansais problemos. nėra finansinių problemų, tiesiog renginys yra netoks, apie kokius mes rašom. Kaip netoks, jeigu pasakėt, kad jums brangu. O jūs juokaujat. Jūs tiesiai šviesiai pasakėt, kad jums yra per brangu. Pone, jeigu jūs negirdit, ką aš kalbu, tai Aš tada viską gal girdžiu. baikime pokalbį. Aš viską girdžiu. Pasikvieskit į giminių, į visko. Jūs įleisit asmeniškai nemokamai. Pone, aš tikrai nevažiuosiu, aš atsiprašau, bet tai nėra renginys, apie kurį rašo mūsų žurnalas. Visa Lietuva kalbės. Atsisveikinti. Žinokit, jau kaime praeit neduoda žmonės, sako, kad kokia jau žvaigždė ant mane, žinot, visi. Aš Lietuvoje būsiu garsiausia. Tai gerai, kai būsi, tada apie jūs ir parašysiu. Tai dabar galite atvažiuoti, parašysit po to. Nu, tai parašysim tada, kai tapsite garsi. Aš atsiprašau, turėčiau atsisveikinti su jumis, negaliu ilgiau kalbėti. Nu ką darysi, kai jums sakau, aš už dyką įleistumė jūs, jeigu jau taip su pinigėliais. Man nereikia. Viso gero. Viso gero.